Brangus Lietuvos žmonės, kiekviena kovo 11 kaip ankstyva pavasario saulė šildo ir tirpdo užsilikusius ledus. Jo šviesoje ryškiau matome savo valstybės pasiekimus. Jos įkvėpti randame savyje jėgų drąsiau svajoti ir kilti aukščiau. Šiandien švenčiame istorinį pasirinkimą. Minime dieną, kai šioje aikštėje susirinkę žmonės su vyčiu ir tautinėmis trispalvėmis laukė vienintelės – laisvės ir nepriklausomybės žinios. Ir jokios kitos nebūtų priėmę po ilgų nelaisvės dešimtmečių. Visi kartu mes atlaikėme daugelį sunkiausių išbandymų, kai okupanto fizinė ir dvasinė prievarta vertė mus būti kažkuo kitu, ne savimi. Prieš 36 metus atsitiesėme, giliai įkvėpėme ir pasukome savo keliu. Mūsų vienybė, laisvės troškimas, tautos valia tąkart prasiveržė ilgai brandinta galia. Atsukę nugarą tamsiai praeičiai, džiaugsmingai pasitikome ryto šviesą. Pasirinkome drąsias permainas ir atsakomybę už savo valstybę, vienintelę tokią visame pasaulyje. Šis mūsų pasirinkimas nubrėžė gairias ateičiai. Ilgus metus stiprinome nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tapome ES ir NATO nariais. Iki šiol uoliai kūrėme savo artimųjų ir visos visuomenės gerovę. Ir mes žinome, niekas negali mūsų sustabdyti, kol esame visi kartu. Kol drauge siekiame tikslų, dėl kurių galime susitarti. Ir kol turime tokį gausų būrį sąjungininkų bei artimiausių draugų. Brangieji, išties simboliška, kad šiandien su mumis yra Moldovos Respublikos prezidentė brangi Maja Sandu. Niekada nepamiršime Moldovos parlamento sprendimo 1990 m. gegužę pripažinti atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Šiandien Lietuva tvirtai remia Moldovos pastangas tapti ES nare. Šiandien linkime Moldovos žmonėms didžiausios sėkmės ilgame kelyje į taiką, saugumą ir ilgalaikę gerovę. Mes visi šiame pasaulyje esame susieti bendragyje. Visi jaučiame pasaulinių įvykių pasekmes. Todėl Moldovos, Ukrainos bei kitų regiono šalių gebėjimas atsispirti Rusijos agresijai – tai ir Lietuvos tikslas bei karščiausias troškimas. Tad šiandien prašau perduoti Moldovos žmonėms seną palinkėjimą, kurį skiriame tik artimiausiams draugams – už mūsų ir jūsų laisvę. Gražios nepriklausomybės atkūrimo dienos visiems. Ačiū Jums.